O štai Lietuva savo valstybingumą kūrė labai sudėtingomis sąlygomis ir jos teritorija labai kito per šitą 100 metų. Pažiūrėkim nedidelį video. Prabėgęs 100-metis buvo labai permainingas, turint omenyje Klaipėdą, Kauną ir Vilnių. Ten patys skirtingiausi realiai plazdėjo. Nereikia manyti, kad būsimas 100 metų bus kitoks. Visada reikia kovoti dėl savo valstybės, dėl savo valstybingumo ir dar geriau dėl nepriklausomybės. Štai leidžiame 3 kartą per 100 metų savo enciklopediją. Jeigu nebūtų valstybės, valstybingumo, nebūtų ir šitų enciklopedijų. Nebūtų mūsų tautos atspindžio štai šitose knygose. Taigi valstybė, valstybingumas, kaip šeimai namai, taip tautai yra tiesiog būtinas, norint išlikti apskritai istorijos vėjuose. Kad išlaikyti teritoriją, kalbą, savimonę, be valstybės ir valstybingumo tai yra neįmanoma. Ir reikia turėti omeny, kad valstybė tai ne tam, kad sukurtų jum rojų žemėje. Rojaus niekur nėra, jokioj valstybėje. Valstybė yra reikalinga tam, kad pragaro nebūtų čia. O čia jau reikia visada, kaip sakiau, žiūrėti, ką renkam ir ką darys tie žmonės, kuriuos mes renkam. Tie gausėja mūsų gretos.